Robertas, gyvenantis Tauragėje, Miško gatvėje, yra labai aktyvus ir smalsus penktokas. Vasarą jis su tėveliais važiuos į kelionę po Europą, todėl dabar daug apie ją domisi. Kaimynė Elena iš pirmo aukšto pasakojo, kad Briuselyje auga daug Briuselio kopūstų, o juos prižiūri ramūs belgai. Klasiokas Mantas sakė, jog prancūzai valgo sraiges, tuo tarpu sraigių išpuoliai prieš žmonės kur kas retesni. Roberto draugas iš Zumpės užsiminė apie savo pusbrolį, kuris emigravo į Škotiją ir ten dirba kambarinę. Kiemo draugė patarė apsilankyti Tauragės Europos informacijos centre Europe Direct, kur antradienį buvo su klase. Ketvirtadienį po pamokų Robertas eidamas į skaityklą užsuko į tą centrą. Jis tame pačiame bibliotekos pastate, tik durys kitokios, mėlynos. Robertas turėjo 48 klausimus ir visus jie maloniai atsakė ten dirbančios ponios. Robertas sužinojo, kad ten ne tik teikiama informacija apie Europą, bet ir organizuojami visokiausiai įdomus renginiai. Akcijos, pamokos, paskaitos, diskusijos, naudingi seminarai, šventės, žaidimai ir kitokie užsiėmimai. Europos informacijos centras Europe Direct. Informacija iš pirmų lūpų. Robertas protingas vaikas ir tau rekomenduoja ten apsilankyti. Dabar kaimynė Elena rašo laišką į Europos informacijos centrą, nes Robertas papasakojo, kad konsultacijas galima gauti ir elektroniniu paštu ar paskambinus gražiu telefonu.